Gerai, tai sveiki visi. Ir visi labai gerai žinom pasakymą ir girdėję daug sykių esam sveikam kūne, sveika siela. Prieš kokių 20 metų pirmą kartą iš savo mokytojų aš išgirdau tokią frazę, kad sako, šita frazė neteisingai išversta yra. Iš tikrųjų turėtų skambėti originaliai sveika siela sveikam kūne. Siela eina pirmiau originaliam pasakymė nei kūnas. Tai šiandien noriu ir pakviesti padiskutuoti ne tik dėstytojus, bet kviečiu ir visus dalyvius įsijungti į diskusiją. Jei kils minčių, kelkit ranką, kadangi transliuojam iš tikrųjų renginį internetu, tai tiesiog jums organizatoriai prineš mikrofoną, jeigu būtų noras pasisakyti, tai kviečiu tikrai labai įsitraukti. Na ir ta tema, o kasgi vis dėlto pirmiau, ar ne? Ir gal kažkuriuose situacijose yra vienaip, kažkuriuose yra kitaip. Tai gal pradžiai pakviesiu visus dėstytojus iš eilės trumpai pasisakyti, kaipgi čia yra, kas pirmiau. Pirmiau eina sveika siela, tik tada turim sveiką kūną, ar vis dėlto per sveiką kūną galim pasiekti ir tą sveikesnę sielą. O atsisėdau. Gal jūs jau truputėlį neišsisuksit. Teks pradėti. Aš savo studentams sakau tokį sakymą. Kai kas nors paklausia, kaip jūs galvojat, nėra neteisingo atsakymo. Nu, vadinasi, aš taip kaip galvoju, taip ir pasakau, ne? Gileta, gal jūs norit pirmą? Ne, aš noriu jūsų paprašyti, kad ten persistumėt, nes kažkaip tai... Gerai. Kaip liepsit? Gabija, būsi pirma. Prašau. Man kažkaip, aš stengiuosi, kai užduoda klausimą, per daug nepermastyti, nes labai daug prote yra filtro, kur galėjau sugalvoti, koks turėtų būti tinkamas atsakymas. Bet kažkaip man prisimenu jogos mokytoją, kai pasakė, kad kai labai sunku, psichiškai yra kažkokia krizė, sakykime, ir panašiai, kad viskas prasideda nuo jogos kilimėlio. Ir aš kažkaip esu linkus sutikti, kad kažkaip pradėti pirmiausiai nuo kūno, paleisti visas mintis, kai ir taip yra labai kažkokia šaršalynė galvoje didelė. Ir tiesiog pradėti irgi, kaip ir Giedrė pristatė, tokiais mažais žingsneliais dėl savo kūno. Ir tada, kai pradedi ir nuo kūno, ateina ir kažkokios palankesnės mintis ir gerėja ir nuotaika. Tai aš kažkaip gal būčiau komanda team kūnas. Tai va, na, nežinau, aš tai labai, nors ir komandos žaidėjas, šiaip esu buvęs daug metų krepšinio, bet kažkaip dabar ir gyvenimas ir specialybė labai moko nei skirstyti į gerus, blogus, sveikus, nesveikus, tiesiog žiūrėti, kas yra šiame momente. Na ir man kažkaip jau atrodo, kad vis tik tai žmogus gyvendamas, jis turi rasti tą pusiausvyrą ir santarvę tiek su savim, tiek su aplinkiniais, su visa savo platesne aplinka, su tais prasminiais gyvenimo dalykais, su tom aukštesniem jėgom. Nu, ir tada, vienu žodžiu, būnant tai pusiausvirai, mes kažkaip nenuklystam nei per daug į dvasingumą ir jau nebesiekiam kojom žemės. Ir kita vertus jau nesam ir tokie materialistai, kad mums nerūpi tie gyvenimo prasmės, vertybiniai aukštesni dalykai. Tai tiek norėjau pasakyti. Tai aš pasakysiu taip, kaip tik mano prezentacijoje šitą klausimą aš pakankamai smarkiai nagrinėsiu, bet tai principiai yra filosofinis klausimas. Yra dvi stovyklos, viena sako, kad pradžioje yra materialinis pasaulis, kita stovykla sako, kad yra dvasinis. Ir eina istorinė kova. Apie tai jūs šiandien išgirsit, jeigu gerai žiūrėsit, pamatysit ir dar daugiau, tai vat tiek, tokia mano pozicija. Tai palieku vėlesniam intrigą. Na, iš savo varpinės galiu pasakyti, kad, na, aš tikiu, kad siela renkasi kūną.
Ir jie ateina į šitą kūną ir taip, jį gali sugadinti. Ir dažnai matau situacijas, kai ateina žmonės su tais sugadintais kūnais. Ir dėja, bet kaip žmogus ateina iki to taško, kad jisai suvokia, kad jisai jau prisidirbo. Tai įvyksta kažkas viduje, kažkoks lūžis. Ir tas lūžis verčia taisyti tai, ką sugadinau. Tai kažkaip man atrodo, kad siela yra pirmiau. Sveiki. Kviečiu dabar tiesiog įkvėpta paskaitos prieš tai buvusios. Tiesiog pajauskit savo kūną. Padėkokit savo kūnui. Gal yra kažkas dar? Gal kila kažkoks jausmas, ką čia ta Evelina šneka, pavyzdžiui. Padėkokit savo vesmams. Gal kilo kokia nors mintis? Atkreipkite dėmesį į savo mintį. O gal yra kažkas dar? Už kūno, už jausmų, už proto. Ir tai yra irgi yra. Ir dar. Ir gal dar daugiau yra. Ir visiškai nesvarbu, kas yra pirma, kas antra, kas yra trečia. Nes žmogus yra visas. Ir mes turime daugybę įvairių kūnų. Ir taip yra šitas gyvenimas. Didžioji paslaptis, ne, taip jisai atsiskleidžia prieš mus. Ir turbūt didžiausias kvietimas būtų patirti šį gyvenimą, patirti šį pasaulį taip, kaip jisai pasitiria. Ir sveikata yra, kūnas turi savo vidinę išmintį ir dauguma dalykų kūne atsitinka dėl kažkokios priežasties. Mes galim tai vadinti liga, ten aukštesnis spaudimas ar cholesterolis, bet viskas turi vidinę priežastį, dėl ko tai atsitiko. Ir kvietimas būtų tiesiog stebėti žmogų visą ir padėti jam eiti šiuo gyvenimo keliu. Gerai, čia taip įsibanguoja viskas po truputėlį. Ir kažkaip išeina tęsti, o ne su savo mintim, kur jūs paklausėt. Iš tikrųjų, net ir žiūrint į tapybos kūrinį, tarkim, jisai yra vertingesnis, kuo daugiau erdviškesnis, kuo daugiau sluoksnių, dažų, įvairių sluoksnių. Tuo jisai yra, gali būti skaidresnis, gali būti, tiesiog sakom, kad turtingesnis jis yra. Tai ir čia tas žmogaus esatis, jinai yra tokia daugiasluoksnė ir tokia gili, ir tokia erdviška, ir tokia begalinė, kad net yra toks posakis, aš nebežinau kur, bet įsiminiau, kad siela yra visuose ląstelėse, visam kūne išsiliejus yra. Galbūt yra kažkoks tai centras jos, kaip šaltinis, iš ko jinai liejasi į visą kūną. Galbūt taip gali būti, bet gali būti, kad tai yra taip susiję, taip vientisa. Ir tai yra ir mūsų uždavinys, tai atsekti tarsi atėjus sąsajas, kryptis, judėjimą, visą ką. Bet manau, kad ta dalytė, tas virpesys, kuris kiekvienoj ląstelėj, jis yra vis tik tai kaip ir toks tranzitas į dar tas sferas, kurių mes iš vis neapčiuopiam. Tai, o mes iš ten galbūt atėjom, pareinam, žodžiu, per visą tą kelionę. Taip. Tai nežinau, kūnas labai reikalingas, kad siela galėtų gyventi ir kad kūnas galėtų gyventi ir kad galėtų kvėpuoti. Tai nežinau, pirmumo niekam, tiesiog viskas Dievo rankose. Kaip norėsim įeisim, kaip norėsim išeisim, kiekvien su savo užduotim,
kiekvienas su savo paskirtim, su savo likimu, su savo galimybėm, talentais, nu ir begalybė. Begalybė talentų atskleidime, begalybė pojūčių atskleidime, begaliniam tokiam sąmoningumo atskleidime, įsisąmonimo atskleidime, grožio pajūtime. Tai va tokie mes kaip ir atviri tokie. O kūnas jisai ribotas tiesiog. Na va. Iš tikrųjų gana smagu, kad turim įvairių nuomonių, nes kas studijavot pas profesorių Vainorą, ar teko šiek tiek girdėti, jis sako, kompleksinėse sistemose įvairovė yra adaptacijos ir augimo pagrindas, o ne vadinasi, turim apie ką diskutuoti. Tiesa. Na ir iš tikrųjų, ko gero, jeigu kūną mes labai aiškiai galim apibriežti, kas tai yra, kalbant apie sielą, gana turbūt įvairiai interpretuojam, ar ne? Jeigu žiūrėti iš rytų medicinos taško, tai ten netgi 3 lygmenys yra išskiriami: kūnas, protas ir jausmai į vieną, kaip ir siela yra dar kitas lygmuo. Va. Ir iš tikrųjų, ko gero, čia diskusija jau būtų sunki, bet pabandykim gal keletą apie terminų ir mane irgi, kaip ir Giedrės pranešimas, įkvėpė sekančiam klausimui. Vat malonumas, ar ne? Ir malonumo gal ilgesnis toks mūsų supratimas, laimė. Čia kūno ar sielos daugiau dalykas? Gal Giedrė pati pirmiausiai ir pasfilosofuotumėt? Nu, čia ir uždavėt. Iš tikrųjų nekalbėjau apie laimę, buvo planas paminėti apie laimę, ar ne? Nes laimė tai ne dopaminas, laimė yra serotoninas, ar ne? Bet dopaminas gali iššaukti serotonino išsiskyrimą. Tai koks jūsų klausimas buvo? Laimė ir malonumas. Kūno ar sielos dalykai? Laimė ir malonumas. Tai, man atrodo, kad tai yra, aš galvoju, siela duoda akstiną, nes ji turi kažkokį tai charakterį. Na, bent jau aš tuo tikiu, kad ji turi charakterį. O tai, ką aš jaučiu savo kūnu, tai be abejonės apie kūną. Ne, tai, ką aš darau su juo, tai aš arba jį, kaip sakiau, vienaip stimuliuoju trumpąją akimirkai malonumo, arba stimuliuoju šiek tiek ir finale išsiskiria serotoninas, kaip tam miške, jeigu mes vaikštom, tai, kaip sakiau, arba ne, pradėkim nuo kančios. Bet žmogui sakau, eik į mišką, eik vaikščioti miškai, sako ne. Sakau, eik, patirsi malonumą, sako, netikiu, ten šalta. Ne, ir jisai išeina, šiaip ne taip, išeina, eina. Dopaminas truputėlį kyla, pradžioj gal iš pykčio, nežinau, ar gali iš pykčio pakilti dopaminas. Bet paskui jis grįžta namo ir sako, aš laimingas. Kas čia buvo, išsiskyrė serotoninas. Bet viskas apie kūną. O serotoninas, dopaminas, mano labai mėgstama tema irgi labai džiaugiuosi, kad prisijungiau į šitą kompaniją. Jo, serotoninas yra laimė čia ir dabar ir kaip mes ją patirime per savo receptorius, o dopaminas yra tokia laimė su atlygiu. Ir jo, mes labai esam šiuolaikiniame gyvenime įsukti tas mašinas, kad aš būsiu laimingas, kai kažką padarysiu, kai nusipelnysiu. Ir kaip čia dabar ta laimė čia ir dabar ateis pas mane, ką aš, tai turiu kažką padaryti, siekti ten, eiti. Ir visai nesiniai, netyčia perskaičiau, užkliuvo mintis, aš noriu būti laimingas. Sako, tu pirmą nuimk aš, tada nuimk noriu ir tada būk. Viskas didžioji paslaptis. Na, aš pasakysiu truputėlį galbūt keistokai. Iškia, šitos savokos priklauso nuo to, kas yra viduj pas jūs bibliotekoje. Kokia yra pas jūs patirtis. Jeigu patirtis yra maža,
Atitinkamai tie jausmai ir visi kiti įspūdžiai, kurie sukels visą kitą, turi būti visai maži. Jeigu patirtis yra labai didelė, jūs pradedat vertinti. Tai daugiau, mažiau ir po to, palyginus su tuo, kas buvo istoriškai, jūs sakot, oi, atėjo laimė, arba ne, kadangi jūs atsimenat, kas buvo kažkada. Tai skirtumas bus esminis tarp tų žmonių, kurie skaito ir ilgiau pragyveno, turėjo per savo gyvenimą daugiau visokių įvykių. Palyginus su tais, kurie gyveno trumpiau, įvykiai buvo mikro, laikai, pavyzdžiui, arba įvykiai buvo kiti. Ten dalyvavo kažkokiam konkurse, ruošė projektą pusę metų, po to paskutinį momentą, vau, beveik gerai, bet reikia dar kažką pataisyti. Ir toksai laimingas, o tadagi laimė ateina. Patikat, va, jau priėmė, super. Tai vat mano požiūris yra toksai, diferenciacija. Vieniems yra vienaip, kitiems yra kitaip, bet vat ta kortelė, principė, jeigu mes norim suprast, reikia pradėti matuoti. Reikia sukurti matavimo sistemą, kad galima būtų įvertinti. Sporte yra matavimo sistemos, kaip galima krūvį matuoti ir taip toliau. Ir vienas iš tokių parametrų, jį galima būtų palyginti su akumuliatoriumi. Mes dienai turim tam tikrą energijos akumuliatorių ir mes jį išnaudojam. Su dopaminu tas pats. Gaunam tiek, gamta mums padovanoja. Tai ar mes jį išnaudosim laikams, ar kitiems įvykiams? Nuo to ir bus. Arba mes visą laiką po truputį pagurkšniuką, arba mes, vau, gaunam visą dušą. Ir taip. Kas toliau? Tiesiog labai daug pasakyta, bet iš tikrųjų tikrai pritariu, kad ta laimė ir jos pojūtis labai yra individualūs dalykai. Ir tas malonumas be malonumo ir to mažo, ypač kai susiduri su žmogum, kuris serga gilia depresija, supranti, kad net tas mažas malonumas, kurį galėtų pajusti net, nežinau, suvalgęs, nuėjęs iki virtuvės ir atsipjovęs mažą gabalėlį sūrio, jeigu tą jau pavyko pastangą padaryti ir pajusti tą skonį ir bent kiek tą jau sutapatinti su malonumu, tai jau būna lik ir žingsnis sveikimo link. Tai šiaip sveikam tai tikriausiai aišku, tas laimės pojūtis tikrai nepriklauso nuo to laiko ar mažo dalyko, nes vis tiek kažkokius turime platesnį matymo spektrą. Ir nežinau, iš tikrųjų pritariu, kad tiesiog būkim laimingi čia ir dabar, būdami šitoje auditorijoje, matydami vieni kitus, galėdami šnekėtis ir tuo džiaukimės. Bet nešiu chaoso. Nes kažkaip klausant irgi toksai, kalbam dopaminas, serotoninas ir vėl sugrįžtam prie kūno, prie vieno svarbiausio organo smegenų, kur yra labai daug dalių atsakingų už skirtingas funkcijas. Ta prasme, limbinė yra sistema mūsų smegenyse atsakinga už emocijas, prefrontalinė žievė už priimamus kažkokius sprendimus. Tai vėlgi nelabai galim iš tikrųjų padaryti atskirai kūną nuo sielos. Ir neaišku, kas čia jungia tas mūsų visas smegenis ir kaip mes čia egzistuojam. Tai iš viso toksai klausimas turbūt, kur tikrai net ir nerasim atsakymo. Bet taip, turim gyventi ir būti laimingi, kiek įmanoma. Tai aš tokį... Prašau. Užsidegi, nes į kiekvieną gali atreaguoti ir taip paskui. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad sutinku, kad vis tik tai rytai sako, kad vis tik tai proto reikalas, čia malonumas yra proto reikalas. Jisai sprendžia, kas malonu, kas nemalonu. Tai čia vienas momentas. Antras dalykas, žmogus negali pragyventi be pasitenkinimo. Pasitenkinimo trūkumas veda į
visokius nemalonius dalykus, net ir į sutrikimus, ir į ligas. Todėl žūtbūt reikia ieškoti tiek mažų džiaugsmų, tiek didelių. Tik tai vienas momentas, kad yra trumpalaikiai džiaugsmai, yra trumpalaikis malonumas, yra ir ilgalaikis. Va čia kiekvieno žmogaus yra reikalas spręsti, ieškoti, kur yra ilgalaikiai džiaugsmai, kur yra ilgalaikis pasitenkinimas. Ir ten didesnė garantija tos laimės pojūčio, netgi palaimos pojūčio. Tai va. Vida labai šauniai dvi savokas paminėjo - laima ir palaima. Ar tas pats yra? Man tai yra toks labai įstrigęs dalykas, kad sako, laimės kelias yra vergo kelias. Ko gero, ką dopamino tas visas mechanizmas ir atspindi, kai mes siekiam. O bažnyčiai ko linkim vieni kitiems? Ramybės. Ko gero to balanso, kad neveiti nei į tokį šuolį. Ir vis dėlto, o kokios tada sąlygos būtų geriausios tada tiek kūnui, tiek sielai? Gal kas pasisakyti dar norėtumėt? Kadangi taip esu sportininkas mėgėjas, tai galiu pasakyti taip, kad jeigu mes statom tam tikrus tikslus, kurie yra tam tikram laike, kad laikas, kad juos pasiekti. Ir jeigu mes, kai einam, pasiekiam tos laiptukus ir jie pakankamai sėkmingai įvyksta, ten taip toliau, mes esam laimingi. Jeigu mes, kai pasiekėm tą tarpinį rezultatą, ten susidūrėm su problema, kurią negalim išspręsti, tada mes daromės nelaimingi, kol neradom sprendimą. Kai radom, mes vėl laimingi ir einam toliau. Toks mūsų gyvenimas. Mes kiekvieną dieną visą laiką priiminėjom sprendimus. Totaliai. Dabar, kol čia atvažiavot, jūs krūvą sprendimų priėmėt. Posūkiai, skambučiai, kuriuos reikia ten peradresuoti ir taip toliau. Ir jeigu jūs visą tą kelią darėt teisingus sprendimus, jūs esat pakankamai laimingi. Bet jeigu įvyksta kažkas tai ne pagal planą, tada prasideda naujo plano kūrimas. Tai mano mintis yra tokia, jeigu mes turim tam tikrus adekvačius tikslus, mokam suplanuot ir mokam laiku tą kelią koreguot, tada bus viskas gerai. Aš kaip sportininkė nemėgėja. Aš mėgstu būti. Ir kiekvieną žmogų tiesiog pajaust buvimą, tiesiog buvimu. Be didelių vertinimų, be tikslų kelimosi. Reikalingi tikslai, taip, bet lygiai taip pat reikalingas ir buvimas. Ir buvimas savo kūne, savo pajutime. Mėgavomės šito nuostabiu pasauliu, va šito dangum ir saulė, kuris yra mums skirtas. Ir kai pasiekė tikslą, reikia būtinai prisiminti tą buvimą. Tiesiog džiaugtis buvimu. Ir būtent tas žaidimas tarp serotonino ir dopamino yra didžiausias žaidimas, kad tu sieki kažko, tada mėgaujasi savo serotoninu. Vėl tai yra, svarbiausia yra rasti tą balansą ir pajusti tą tikrąjį norą, tą vidinį norą, kuriuo mes čia atėjom realizuoti. Aš noriu, kol neįsivažiavom, irgi šiek tiek sudrumsti vandenį galbūt. Dar yra kitas posakis ir kūnui, ir protui. Ne? Ir aš labai pritariu išsakytai minčiai, tai tada protas yra trečias elementas. Ar jisai yra labiau siela? Nes, ta prasme, iš principo, kad kas yra kūnas, mes visi kaip ir suprantame. Ir tai, kad prieš metus laiko aš pradėjau sportuoti. Iki tol aš galbūt būčiau sakius sveika siela, sveikas kūnas. Bet paskui galvoju, tai sveikas kūnas, sveika siela. Nes, kokios emocijos, tas ir dopaminas, ir tada serotoninas, ir
tu nuotaika ir tas ir energija, viskas natūraliais metodais gaunami ir tada galvoji, tai gal visgi atvirkščiai, kai kūnas yra tau dėkingas už tai, kad tu treniruojasi, už tai, kad tau skauda, bet va, šiandien vos atsisėdu, nes po pertraukos grįžau, bet tu esi laimingas. Tada galvoji, bet į salę tave atvedė kas? Ar kūnas? Nu ne, turbūt ne, protas. Ar čia siela pasakė eik, ar čia protas pasakė eik. Tai aš nežinau, aš tai tiesiog praplėšiau, kad arba tai egzistuojantis trečias elementas šitame visame, arba jisai susitapatina su kažkuriuo iš esamų šitų. Tai va, tiesiog. Reiškia, aš galvoju, ir čia tokia mintis bus, jinai tokia keistoka. Genderinis priėjimas. Vyrai ir moterys mąstų kitaip. Tikslai yra absoliučiai kiti. Pranešėja pristatinėjo ir visą laiką ėjo žodis meilė. Vyrams meilė, lyderiams meilė, ne. Antras žodis. Pirmas yra lyderystė. Vyrai lyderiai. Ir vyrui reikia sakyti, moteris sako, koks tu geras, tu stipriausias. Jisai laimingas. Jeigu jam pasakysi, aš tave myliu, nu ne. Ne tas. Moterims sakai, tu stipriausia, galvoju, ašgi gražiausia. Ir va čia yra iš tikrųjų, taip sakant, kai mes pradedam giliau eiti, čia yra dvi upės. Vienu atveju yra vienaip, kitu atveju yra kitaip. Bendro recepto nėra. Reikia prieiti kūrybiškai. Vieniems yra vienos dominantos, kitiems yra kitos. Ir tam tikrom situacijom sužaidžia vienas kokteilis, kadangi mes esam sistemos. Ir tas holistinis mokslas yra ypatingas tuo, kad mes sistemiškai prieinam prie sveikatos klausimo. Mes nedalinam žmogų į kojos, rankos, ten kepenys, ten inksto problema ir viskas, arba dantuko, nuo to viskas prasidėjo. Ne, mes žiūrim sistemiškai. Tai tos dvi sistemos yra skirtingos vyrų, moterų, skirtingos dėl to, kad istoriškai yra skirtinga užduotis. Dėl to kūnai yra skirtingi, receptai truputėlį kiti. Kaip būti sveikesniems, kodėl vieni gyvena pagal tokį ritmą, kiti pagal tokį. Ir atitinkamai tas dvasinis gyvenimas, dvasinis klausimas, jisai iškilo, kaip tik apie tai prezentacijoje kalbėsiu, tam tikrų istorinių momentų. Ne visada žmonės apie tai galvoja. Tai tiek. Kadangi iš tikrųjų noriu paantrinti, kad nėra vieno recepto ir tai nebūtinai, kad vyrai ir moteris yra skirtingi, ar ne, nes yra labai skirtingų ir vyrų, ir moterų. Ir iš tikrųjų tikrai yra, ta lyderystė vėlgi irgi ta žodis aktualus irgi ne tik tai vyram, bet ir moteriams šiuolaikiniam kontekste. Ir tikriausiai mūsų ta visa psichologinė architektūra yra ir mūsų ta vertybinė labai dažnai užima svarbią vietą. Ir tiesiog tikrai ir galbūt vienas bus laimingas ir jam nereikės lyderystės, svarbiausia bus ramybė ir om vidury miško, gal kitam bus būtent tas susibrėžtas tikslas, jo pasiekimas ir tas trumpalaikė tik tai pergalės džiaugsmas ir vėl ieškojimas to kito tikslo, nes tai, kaip sakėm, pasitenkinimas tuo yra gana trumpas. Ir kitam vėlgi galbūt svarbiausia yra net ne tikslas, bet matymas kažkokio koncepto, idėjos pateikimas, o paskui jau atidavimas to tikslo įgyvendinimo kitiems. Čia yra daugybė pjūvių, kaip mes galim šnekėti, bet visumoje kuo mes matysim tą žmogaus visumą, tą didesnį paveikslą, rasim ir kiekvieną savo pritaikytą kažkokį receptą tiek laimės, tiek sveikatos.
Jo, atsiminiau, kad vis tik tai aš norėčiau pasakyti, kas geriausia kūnui, kas geriausia, jūs sakėt, sielai. Nu, kokios sąlygos geriausiai jom funkcionuoti. Tai aš galvoju, kad kūnui vis tik tai jį reikia maitinti, reikia maisto, reikia kokybiško maisto, tarkim, reikia judėjimo, reikia, kad jisai cirkuliuotų ir taip toliau, iš to gimtų emocijos ir visa kita. O sielai, ten viskas gerai susijungia, bet sielai vis tik reikia kitokio maisto. Jai nereikia salotų, jai nereikia, jai tik reikia tam tikro galbūt susijungia pasitenkinimas, bet sielai vis tiek reikia tokių subtilesnių dalykų, reikia meditacijos, reikia maldos, reikia kas su tuo susiję, galbūt jungiasi, galbūt ten koksai šokis, galbūt, bet vėl į tą pusę. Tada tam tikra pusiausvyra, gali būti. Susijungti taip, maitinti ir tą pusę. Bet maistas, jisai vis tik tai skirtingo subtilumo. Tai tiek. Tai norėčiau irgi paklausti, jeigu galima. Tai pirmą, norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs suprantate tą savoką sielą. Ir laimė priklauso, čia daugiau kūno dalis ar sielos dalis, pati laimė. Meilė būsena. Tai viskas, kaip ir, be mikrofono girdisi. Atsiprašau. Tai yra būsena. Būsena. Mes be kūno jos nepatirsime. Bet tai ne 4 pojūčiai, kiek ten tų pojūčių. 5. Taip, tai būsena. Tai tiesiog buvimas tame, kažkame. Norint būti laimingu, reikia pirmą pasijausti laimingu, tai ne mano žodžiai. Bet aš kažkur tai ten. Norint būti vėl kažko, tai pirmą pasijausti tuo, o po to jau ateina. O dėl proto, dar norėjau, jūs atsiminiau, o protas, man atrodo, tai yra grynas instrumentas tik tai. Protas yra instrumentas ir vis tik tai ateina pas jūs tas ir tas sprendimas ne iš proto, o ateina iš vidaus troškimas. Aš noriu to ir dėl to tada protas sako, nueik, pasportuok ten, ar nueik į mišką, ar dar kaip nors. Jisai tai padeda tokius konkrečius dalykus padaryti. O vis tiek iš vidaus ateina. Ateina laikas ir iš vidaus ateina vienas ir kitas troškimas. Vis tiek troškimas yra vedančioji dalis gyvenimo. Daug. Aš irgi norėčiau užduoti vieną klausimą. Čia toks gal irgi keistesnis bus. Norėčiau paklausti, kaip Jūs manot, ar įmanoma pasiekti laimę be jokių stimulų? Nes sportas, maistas yra vis tiek stimulai, nesvarbu, kad jis yra sveikas. Kaip pasakyti, pavyzdžiui, yra vienuoliai, kurie iškeliauja ten į Tibetą ir gyvena asketišką gyvenimą, siekia savo aukščiausio pasitenkinimo taško. Tai kaip manot, ar tai yra įmanoma, nes mūsų kūnui vis tiek reikia to tarsi dopamino, serotonino ir visa kita. Tai tokias. Labai geras klausimas, aš truputį papildysiu iš tikrųjų, ar ne? Ir Igoris, gal papildant Austės klausimą, iš tikrųjų klausimas yra toksai, ta prasme, man teko dalyvauti įdomioj diskusijai kažkada apie utopijos kūrimą, ten apie transportą, sako, idealus transportas tai teleportacija, jeigu idealus maistas, tai gauti energiją iš kosmoso, bet paskui gale prie sakom, bet tai palaukit, viskam kūno nebereikia. Kam tada kūnas reikalingas? Žinot, jūs paklausėt ir man toks prisiminimas vienas atėjo. Nežinau, ar kam aš iš čia esančių pasakojau, bet kada aš buvau dvasinės gerovės paieškose, ir dabar esu, bet tai buvo pirmieji žingsniai. Ėjau vieną kartą keliu po cigūno praktikos ir galvoju, nesuprantu, kol tai dariau, buvo gerai. Einu dabar, einu pusryčius daryti. Ir einu vėl galva užimta visokiais reikalais ir net nervuojas. Ir galvoju, tai kur čia ta laimė? Kaip ir baigėsi viskas, ar ne? Pabuvau, pakaifavau ir nėra. Ir staiga
jaučiu, kad neatsitiktinai, netikiu atsitiktinumais gyvenime. Eina prieš mane moteris, pagyvenusi. Eina ir jinai iš tolo matau šypsosi. Ir taip galvoju, ar čia jinai man, ar čia jai savaime taip išeina. Aš ją taip žiūriu ir neina, tiesiai į mane žiūri ir šypsosi. Mes praėjom viena pro kitą, jinai nenustojo šypsotis. Ir aš supratau, kad čia jos būsena tokia. Čia jinai ne man šypsojus, jinai tiesiog tokia. Ir aš galvoju, wow, kaip čia taip įmanoma? O taip aš ir norėčiau, taip einu ir matau, kad laiminga, nieko nevyksta, jin tiesiog eina. Vėliau sužinojau, kad tai buvo vienuolė, kuris slaugė pacientą mūsų kaime ir jinai ten lankydavo jį. Daugiau aš jos nemačiau, bet man jos veidas įstrigo. Ir žinot, kai jūs sakot, ar galima nieko nedarant, tai pajausti? Galima. Būtent nieko nedarant, tai ir galima pajausti. Nes ką aš norėjau ir pasakyti, kad mes pajaustume iš tikrųjų laimės būseną, mes turime pabūti neutralitete. Tiesiog nieko nedaryti. Ir kas yra meditacijos, nuo ko jos prasideda? Nuo įsiklausimo į savo kvėpavimą, nusileidimo į savo vidų. Ir tada po truputį mes pradedam jausti pojūčius kažkokius ar ne, bet mes niekame viduje, tam neutralitete. Ir kuo ilgiau ten būni, kuo ilgiau ramini tą protą, kuo labiau, kaip aš sakau, proto tachikardija virti bradikardija, o paskui asistolija, tuo labiau jauti kažkokį tai keistą jausmą, kurį žmonės vadina palaima. Ir čia nebeprotystė, tai yra natūraliai, iš tikrųjų, mūsų kūnas taip veikia. Jo, aš intro ir viskas. Labai geras klausimas ir pasakysiu dar tokį receptą. Nuvažiuokite į pietus ir pamatysit, visi vaikšto šypsosi. Kodėl? Važiuojame į šiaurę, nėra saulė. Saulė duoda mums energiją, kažkokią ten mistinę, tol kad mes ne tos baterkės, kur galim nuo saulės pasikrauti ir lakstysim po to. Bet tai kažkas yra. Dėl to yra gyvybė, chlorofilas, ten taip toliau, čia galima ilgai kalbėti. Tai aš galvoju, kad jeigu būsit optimaliai saulėj ir nieko nedarysit, jau būsit laiminga, kol nenorėsit valgyti. Po to prasideda šaldytuvo dėsnis. Reiškia, nelaimingas, kol neradau. Radau vėl. Ir čia prasideda toksai ratas. Reiškia, saulė, šaldytuvas, tiek. Įdomi diskusija, ne? Pripažinkit. Laimė nėra gyvenimo tikslas. Laimė yra būsena, viena iš būsenų ir mes gyvenime turim visokių būsenų. Yra puiku jas patirti, leisti savo patirti. Lygiai taip pat mes leidžiam savo patirti ir laimę. Ir tiesiog tai yra vienas iš pasirinkimų, bet tai nebūtinai yra gyvenimo prasme. Kvietimas yra, lengva būti šventu, ten ant kalno sėdėti ir medituoti. Aš asmeniškai prisėmiau savo iššūkį būti šitame gyvenime, būnant mama, žmona, moterim, gydytoja, lektorė, eiti pagal savo vidinę misiją ir tame ieškoti laimės. Tai tiesiog mano kvietimas yra būti šitame gyvenime ir būti pirmiausia naudingų savo ir naudingų kitiem. Paantrinsiu iš karto, nes Austė laukia ir norėjau pasakyti, kad kiekvieno žmogaus paskirtis yra kita. Vienas ateina su tuo, kad jisai išeis į kalnus
ir jisai ten atliks savo paskirtį. Taip, tas paskirties radimas irgi labai svarbus, kad kam aš skirtas, ką aš turiu atlikti, kur mano laimė, ar ne? Va, tai tas ir ten kūnas, jeigu yra vienuoliai ir dideli apsimarinimai, kūnas iš tikrųjų galbūt jiems net trukdo ir visa kita, jiems ten galioja jau kiti dėsniai, jau eina į visai kitą. O va tas, va, kad atskirti, kur kam kas priklauso, o ne tai, kad siekti žūtbūt visi turim sėdėti tenai ir ne, ten tai nemanau. Kad jau ta vienuolė čia taip užkliuvo. Tai iš tikrųjų nepabaigiau istorijos. Tai istorija nesibaigia tuo, kad aš sėdžiu nirvanoj kiekvieną rytą. Ir taip nuo ryto iki vakaro. Istorija baigėsi tuo, kaip kolegė sakė, kad tas neutralitetas, jis padeda tau truputėlį iš šono pažvelgti į viską, kas vyksta tavo gyvenime. Bet man labai patiko vienas sakinys išgirstas vieno seminaro metu. Į gyvenimą viskas įskaičiuota. Nėra gyvenimo vien tik laimingo arba vien tik nelaimingo. Į gyvenimą viskas įskaičiuota ir mes turime išmokti, vienas iš tikslų bent jau mano, išmokti priimti tai kaip tiesiog natūraliai vykstantį dalyką ir jeigu šiandien man nemalonu, tai aš konstatuoju faktą ir galvoju, ką geriausio šiuo metu norėčiau dėl savęs padaryti. Ar ne? Ir tiek. Jeigu aš jaučiuosi pakiliai, okei, aš pasidžiaugsiu tuo. Bet tada, kada aš jaučiuosi priešingai, tai irgi yra normalu. Šių laikų žmonių problema, dažnai čia skamba, kad kažkodėl laimė yra naujas brandas. Ar ne? Ir visi to siekia. Pabandykit jūs dabar pasakyti savo kolegom, aš nelaimingas. Taigi jūs nenormalus tada kažkoks. Nes visi yra laimingi, ar ne? Jo, tabletę gausi raminančių, kad jaustumės laimingas. Bet nelaimingumo jausmas yra irgi būtinas man. Matėt, ar ne? Be jo aš negalėsiu būti laimingas. Tai tiesiog išbūkite tuo, bet turėkite receptus, kaip tame išbūti. Kaip pavyzdys, susipykot su sutuoktiniu. Ar ne? Jausmas nekoks. Tai mes dabar galime rinktis du kelius. Vieną, aš galiu dabar sėdėti, verkti, kankintis, kaltinti, ir taip toliau, ir taip toliau. Antra, išnaudoti tai kaip galimybę pabūti su savim. Ir pagalvoti, ką šiuo metu geriausio galėčiau dėl savęs padaryti. Atsakymai ateis kiekvienam individualus. Ir žinokit, nukreipdami dėmesį į tai, į tą pabuvimą su šita būsena, net nepastebit, kaip tas konfliktas išsisprendė. Ir vėl jūs einate į laimės būseną. Taip, kad į gyvenimą viskas įskaičiuota. Priimkim tai. Galima man? Na ir iš tikrųjų noriu truputį pakreipti, man Igorio patiko pastebėjimas. Daug kas paminėjot, kad ne visiems vienodai, įvairios situacijos. Igoris labai gražiai išskyrė, kad vyrai ir moteris skirtingi. Bet aš noriu paliesti kitą aspektą, amžiaus aspektas. Iš tikrųjų, kaip tam vaikui tada gaunasi yra, kiek jam reikia tų kūno stimulų. Turbūt visi suprantam, kad iš tikrųjų vaikas be kūno stimulų tikrai normaliai nesivystys nei kūnas, nei siela, tiesa? Ir iš tikrųjų, kur, kada ir koks tas amžius yra, kada pradeda galbūt kita dimensija dominuoti. Ar reikia vaikui drausti tą uždraustą vaisių, kuris jam toks saldus atrodo ir taip norisi? Tai norėčiau pakviesti šitais klausimais pasisakyti ir jauniausia atstovė sėdinti. Tai pirmą ir pasisakyk. Iš tikrųjų, žiūrint apie kokius tos stimulus kalbam vaikam, ar ne, nes pirma mintis kažkodėl jau šiais laikais atrodo planšetė, kažkokios technologijos, ar ne, nukreipimas tėvų, kaip užimta vaiką, kad gal tėvam netrukdytų, nežinau. Ir kažkaip man priminė irgi situacija, kai buvau su draugu prie ežero ir buvo šeima su berniuku mažu ir jis tiesiog nuėjo prie vandens ten kažką
teškiotis ir tiesiog prie pat kranto ten tikrai nebuvo kažko pavojaus, bet iš karto tai pradėjo tėvai ant jo rėkti, kad tu nedaryk čia, ateik pas mus, o patys sėdi ir net neprieina prie tavo vaiko. Tai ne, man neatrodo, kad reikėtų kažkaip uždrausti, ar ne tai, kad uždrausti, bet riboti vaiko tą tokį pažinimą, smalsumą kažkokį. O kaip dėl maisto? Labai sutikė mane. Kokio maisto, vėl visą laiką viskas priklauso, apie ką kalbam. Gal svarbiausia, kad nebūtų toksai, kad kaip apdovanojimas už kažką, kad jeigu kažką gerai padarysi, tai tu gausi saldainį, kad netaptų, kaip pasakyti, ta motyvacija kažkaip gerai elgtis. Tai tokiu atveju sakyčiau, kad ne. Aš taip ateisiu iš biologinės pozicijos. Iškia, kai yra mažas vaikas, jisai auga ir auga smegenis, vystimasis vyksta. Ir jeigu tam tikrų periodų vaikas neišmoks tam tikrų mokslų, nepraeis kaip mokslininkas. Vaikai viską tyrė, kandžioja ir taip toliau. Čia yra moksliniai darbai, tik tai jie neįvardinti. Jisai to niekada nežinos. Mauglį vaikai, žinot, geriausias pavyzdys. Ateina kitas laikotarpis, vėliau ten viskas darosi lėčiau. Tai vaikams, su vaikais dabar yra problema tokia, kad šiuolaikinės technologijos labai smarkiai susiaurino šitą paieškos lauką. Čia yra viena pusė. Antra pusė, kad mūsų kūnas, ir apie tai aš savo kurse pasakosiu, reiškia, mūsų kūnas principė gali pasakyti, ko mums reikia. Bet mes vaikystėje turim paragauti tą produktą. Kodėl nėščios moteris kažkodėl pradeda valgyti kažką tai keisto? Kavos drumzlius, pavyzdžiui, ar dar. Niekada nevalgė, bet staiga pradeda. Ten arba dar ko nors, silkės noriu, ten viskas su apelsinais. Kodėl? Todėl, kad ten didysis kompas pasakė, man trūksta to būsimam vaikui. Ir tai yra gamta. Suprojektuota, DNR įrašyta, greitai nesikeičia, netokie upgrade'ai kaip su programom, kad kasmet viskas taip toliau. Ne. Reikia 1000 metų tam, kad įvyktų pasikeitimai. Bet jie po truputį vyksta. Su mikrobiota darė su peliukais, tokius bairius ir taip toliau. Pasiekmė yra tokia, kad jeigu mikrobiota 3. kartoj negauna tam tikrų dirgiklių, jinai jų nežino. Tiesiog nežino. Čia fenomenas gliuteno. Jeigu jūs valgysit saikingai, po to tam tikrą laiką nevalgysit, po to gliutenas bus jums kaip nuodas. Kadangi dingo mikroflora, kuri moka jį perdirbinėti. Ir jūs darotės superinis klientas marketingui. Jūs pirksit produktus be gliuteno, kadangi anksčiau nebuvo, dabar yra. Jūs turit lygą ir viskas čiki, jūs perkat, pasiūla yra ir taip toliau. Tai čia apie vaikus. Maksimaliai reikia duoti jiems tirti šitą pasaulį, kad mūsų smegenys kol auga, taip toliau. Jūs puikiai žinot su kalbom. Vaikystėje mes lengvai galim 1, 2, 3 kalbą įsisavint, vaikai tą daro kieme. Mano vaikystėje mes kalbėjom 3 kalbom. Ir buvo viskas normalu. Rusiškai, lietuviškai, lenkiškai. Tuo, kad buvo vaikai iš 3 parapijų, visi kalbėjom, bendra buvo kalba kažkokia. Kai aš atėjau į lietuvišką darželį, aš savaitę tylėjau. O po to pradėjau kalbėti lietuviškai. Yra nuotrauka, aš ten su tokiu arkliuku. Ir tyla, sakė, gal susirgo. Ne, po to taip ir vyko. Taip sakant, vaikas kaip tas kompas įtraukia viską tenai, viską. Tai duodam jiems galimybę. Tiek. Galima O kodėl? Prašau. Mes kalbam apie laimę, bet aš noriu pažiūrėti tai truputį iš kitos perspektyvos. Mes visi kalbam apie laimę kaip apie priklausomą nuo kažko. Laimė tai yra būsena. Jau mes tiesiog jaučiamės. Jeigu aš verkiu, tai nebūtinai nelaimingas. Jeigu aš alkanas, nebūtinai nelaimingas.
Jeigu matau kažką liūdno ar ten kažką, nežinau, blogo, skaudinančio, tai nebūtinai nelaimingas. Tai mano galva, laimė yra tai, kaip ta vienuolė jautėsi, jinai tiesiog laiminga iš vidaus, jinai rado tą pusiausvyrą savo pasaulyje, kur ta laimė tiesiog yra ir tai nepriklauso nuo to, kas į mane kaip žiūrės, kas man ką duos ar neduos, padarys mane laimingu ar nepadarys, tai yra tiesiog būsena. Ačiū. Ačiū. Ir iš tikrųjų, kad toliau mes optimaliai tą laimę augintume, Igoris sako, reikia duoti vaikui tyrinėti, negalima drausti, o kaip vis dėlto tada pasiekti optimumą? Tada kaip vis dėlto mes susiduriam su tuo, kad prarandam pusiausvyrą dažnai šitoj vietoj. Iš tikrųjų, tai aš siūlau prisiminti, kaip mes auginame tuos vaikučius, ypatingai tie, kurie turite vaikučių, arba žiūrėkit, kai jūs ateinate pas šeimą, kuri turi mažą vaiką. Ką jūs stengiatės daryti? Atkreipti jo dėmesį. Atkreipti jo dėmesį į jūs, linksmindami, ar ne? Tai su mažais vaikais yra taip, kad augina tai juos ne vaikai, augina juos žmonės turintys patirtį. Ir ką mes darome su savo vaikučiais, tai mes visą laiką atkreipiam jų dėmesį. Ten, kur mes manome, kad verta atkreipti dėmesį. Tai su vaikais yra taip, kad kur mes jų dėmesį nukreipsime, ten jisai ir bus smalsus. Jūs pažiūrėkite, mūsų taip veikia smegenys, pažiūrėkite, kada jūs nusiperkat mašiną. Tai atrodo, kad visas pasaulis tokią pačią nusipirko. Kodėl? Tai, kad jūs staiga atkreipėt dėmesį į šitą mašiną, jūsų protas užfiksavo, nes anksčiau jūs jos tiesiog nematėt, nei spalvos, nei tokio modelio, bet vos tik nusiperkat, jūsų protas pradeda atrinkti iš visur, iš aplinkui būtent šitą modelį ir duoda jums, prašau, yra. Tai lygiai taip pat su vaiku, į ką jūs norite atkreipti dėmesį, kur jūs norite, kad jisai būtų smalsus, ten ir pasukat jį. Ir jeigu aš neturiu, kaip sakyti, nesu tiek įsigilinęs, kad veikia vaiko taip smegenis, tai taip ir gaunasi, kad aš jo dėmesį nukreipiu į planšetę ir jisai ten lieka smalsauti. Mano kvietimas būtų leisti vaikams patirti tokią prabangą, kaip panuobodžiauti. Laukti kažko ir nuobodžiauti. Dabartiniam vaikam tarsi iššūkis. Mes tai mokėjom ten laukti kokios nors TV programos, kuriam būdavo. Tai mano kvietimas būtų tiesiog leisti panuobodžiauti vaikui ir būtent tai paskatinti jo kūrybingumą ir patyrimą iš to pasaulio. Ir man taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į mamas. Palikim tas mamas ramybėj, ką. Leiskit jom tiesiog būti mamom ir neverskim iš jų ten būti dideliom ten madonom, ten šventom, nes tikrai dabartinė situacija rodo, kad yra didelė problema ir leiskite būti mamom pakankamai gerom mamom. Pakankamai gerom mamom. Aš dar čia tokią sentenciją pasakysiu. Aiškia, mano karta, šiek tiek, kurie dar po manęs buvo, man 60 dabar. Tai vaikystėje pas mus buvo koks klausimas pagrindinis. Kaip sukurt žaislą? Tol, kad žaislų nebuvo, arba buvo deficitas ir mes visi kurdavom. Kadangi mūsų smegenys taip suprojektuoti, ką mes vaikystėje daug darom ir taip toliau, tie algoritmai pas mus lieka. Ir lieka visam pasauliu. Šiuolaikiniai vaikai, dėl to, kad vaikas dažniausiai yra vienas ir tėvai supranta, kad tai yra vertybė. Ir jų manimas, algoritmas veiklos yra toks. Reiškia, jeigu vienas turiu padaryti kuo geriausias sąlygas, kad jam būtų geriau negu taip, kaip buvo man.
kadangi pas mane buvo deficitas. Tai man reikia jam va. Ir pas vaikus, kas atsiranda? Jie pasidaro superiniai marketologai. Kadangi vaikai greitai mokosi, tai jie supranta, kad reiškia tam, kad gaut naują žaislą, reikia pasakyti, kad šitas yra blogas. Tada tėvai į parduotuvę suranda naują, jisai laimingas, kol nepamato pas draugus kitą žaislą. Ir taip pas jį susiformuoja tam tikras superinis algoritmas, kaip gyvent, kad galima būtų keisti daiktus ir priversti aplinką, kad tai būtų. Šitas požiūris labai gerai tinka visiems gamintojams, bet to jie neišgyventų. Reiškia, kadangi pastoviai reikia keisti. Jūs pažiūrėkit Barbių transformacijos. Pradžioj Barbijos buvo gražios, po to jos pasidarė baisios, po to jos pasidarė pusiau vyrai, dabar jos dar kitokios ir visą laiką jos kitokios. O kai Barbės atsirado, tai buvo kažkas tai, vos ne Dievo dovana, ypatingumas ir ten panelės klijavo nuotraukytės ir tik tai svajojo. Bet viena tenai mieste turėjo ir galvojo, oi, čia jau nepasieksi. Dabar viskas, gali pačiupinėti ir internete ir taip toliau ir dėl to viskas keičiasi. Vaikų pasaulis yra visai kitoks. Ir mes turim tą suprast, kad mes tam pasauliui darom milžinišką įtaką. Mano prezentacijoje bus viena nuotrauka, jūs apaksit. Aš tiesiog sakau, ant to, kokia yra įtaka ir kaip vaikų smegenys keičiasi. Iš tikrųjų, keičiasi. Mes vyresni, mes juokiamės dėl šitų dalykų, bet tai yra problema. Vadinasi, jinai digital dimensija. Tai žiūrėkit, jeigu mes, lyginant su dabartiniais vaikais, taip teisingai augom, saldainių negaudavom daug, mokinomės kitas kalbas gatvėj, kurdavom savo žaislus, kodėl vis dėlto mes šiandien susiduriam su tom problemom? Sako, kas pasakė tokią nesąmonę, kad vaikystė yra geriausias žmogaus gyvenimo periodas, kai žmogus likusi gyvenas bandydamas įspręsti vaikystės problemas. Bet Giedrė sako, kreipkitės į save kaip į vaiką, jį nuraminkit, ar ne, tiesa Giedrė? Iš tikrųjų, vadinasi, mes turim problemų. Mes vis tiek savęs savo kūną suvaldyti negalim, ar ne? Va, kas mikrofoną turit? Arba aš duosiu tada, vis greičiau. Tai. Ačiū labai už tą įdomų diskusiją. Aišku, viena problema, pavyzdžiui, vidutiniškai Vokietijoje dabar vaikai sėdi 7 valandos per dieną prie kompų. Ir tai, aišku, padaugėjo po koronos, po tos pandemijos. Man tokia klausimą, jūs sakot, ja labai svarbu eiti į mišką. Aišku, visi mes tai žinom. Jūs sakot, kad labai svarbu šypsotis. Tai mes irgi žinom, intuityviai. Aišku, labai svarbu apkabinti žmogų. Ir man labai įdomu, kaip jūs žiūrit atgal, prieš 3 metus mums buvo sakyta, neeik į mišką, neapkabink kitą žmogų, nešypsok, aber uždėk kaukę, ja. Ir aš manau, tai buvo man tai beveik kaip, aišku, tai buvo kažką darusi su siela tuo metu, nors mes neaiškiai sakom, kas tai yra. Man labai įdomu, kaip jūs žiūrit atgal į tą laikotarpį. Ir apskritai, kaip jūs žiūrit į vakcinaciją, man irgi būtų labai įdomu. Aš galvoju, kad kadangi šitam pasaulyje nėra vieno universalaus recepto, tai yra vienas, mes turim suprast, kad šiuolaikiniam pasaulyje yra labai daug manipulacijų įvairių. Ir kas yra manipulacija? Jūs visi puikiai žinote, kaip dirba iliuzionistai. Ką jie daro? Tai oficialūs apgavikai. Taip galima juos pavadinti. Kadangi jie rodo, kad va, iš kažkur tai kažkas tai atsiranda. Tai panašus dalykai yra ir socialiniai erdvėj. Buvo toks veikėjas Makiavelį. Jisai parašė ten keletą tokių kūrinių ir tai pradininkas socialinių technologijų. Tai mes turim suprast, kad be tų visų biologinių dalykų, apie kuriuos mes kalbam, yra tam tikros socialinės technologijos, kurių pagalba įmanoma valdyti mases. Ir va tai prasideda. Kaip jom pradeda piknaudžiaut, kokie tikslai tų, kurie jos pradėjo naudot, kur kas mes negalim pamatyti. Mes negalim suprast. Toks pavyzdys. Jeigu jūs plaukėt
vandenyne su mažu laivu ir staiga prasideda audra, o jūs neturit meteorologijos, ten su palydovais ryšio, jūs orientuositės tik tai tą informaciją, kurią matot. Kaip tik tai jūs gavot palydovo duomenis, kad audra praeis po valandos, viskas, jūs laimingas. Tai va tie dalykai, kurie vyksta, mano manimu, čia yra mano pozicija, kad yra dalis biologinių veiksmų, kurie visada būdavo gamtoje ir taip toliau, bet yra tai, kad prasideda tam tikri žaidimai, apie kuriuos mes sužinosim po 30-50 metų, kad reikėjo tam, kad įvyktų taip. Nu, pavyzdžiui, socialinis fenomenas apie išsiskyrimą. Kontaktų nėra, socialinių kontaktų. Kam to reikia? Puikiai įmanoma valdyti bendruomenę. Super. Žmonės negali pasidalinti informaciją. Mes nemokam diskutuoti. Jaunimas visai nemoka diskutuoti, praranda tą įgūdį. Tai super. Ateina viena nuomonė, kažkokia, ir jinai darosi oficialiai. Viskas. Tiek. Aš pasakysiu labai trumpą komentarą. Per karantiną tiek žmonių miške nemačiau niekada. Jo, aš tai norėčiau irgi truputėlį atreaguoti, todėl kad iš tikrųjų šitas klausimas, kurį jūs uždavėte, jisai automatiškai, jau mes patys žinom, kad nuomonių yra įvairių ir stovyklos mažiausiai yra 2. Ir aš tik tai vis tiek sugrįšiu prie to, kad kada įvyksta situacijos, patinka jums, jos nepatinka, jūs visą laiką supraskit, kad mes kiekvienas esam čia ir kiek aš galiu keisti tą situaciją, ar aš galiu keisti situaciją ir visą laiką nesistengti pakeisti to, ko aš asmeniškai negaliu pakeisti, ar ne? Ir galvoti taip, kad man patinka tas klausimas, ką aš šiuo metu geriausio dėl savęs galiu padaryti, bet nemastyti, kodėl, kaip, iki. Nes tai, ką vieni sako, nebūtinai tiesa ir tai, ką kiti sako, nebūtinai tiesa. Tiesiog klausyti savęs, kiek aš tuo kažkuo tikiu ir kiek aš noriu dėl savęs daryti. Nes mes tikrai daug ko nežinom ir daug kas yra filosofija ir daug kas yra primestos nuomonės. Tai belieka pasikliauti savo vidinę nuojautą. Arba kaip sako, kad visos sąmokslo teorijos užpildo mūsų ir tam tikros sveikatos raštingumo spragas. Tai va čia būtent, kad nuspręsti, ką daryti, tai tikrai reikia mums kuo daugiau žinoti ir apie tą mūsų fizinę sveikatą, ar ne, ir kas mus gali, kokioj mes esam rizikos grupėje ir kaip mes savo geriausiai toj situacijoje galim padėti. Jo, iš tikrųjų, ko gero, istorijoje žinom daug tokių dalykų, kad žmogus yra klystantis. Nežinau, kiek iš jūsų yra tekę girdėti, kad gydytojai kažkada rekomenduodavo rūkyti, ar ne? Ir po to tik paaiškėjo, kad tai sukelia plaučių vėžį, su asbestu dirbdavo be jokių apsaugų, tik po to paaiškėjo, kas ir natūralu, kad dabar jau žiniom plintant, dalis žmonių pradeda bijoti naujų dalykų ir ko gero turim sutikti pagrįstai. Ir šitoj vietoj daug tokių rimtų specialistų pasako, o kam? Vienam tas tiks, kitam netiks. Ir mes turim labai didelę tą individualizacijos problemą, ką ir šitoj diskusijoje sakėm, vyram vienaip, moterim kitaip, ar ne? Reiškės, jei... Aišku, mes galim tęsti šitą diskusiją valandom. Kas man yra įdomu, mes tiesiog turim šiandien visuomenę, jie tiek daug nesveikų vaikų kaip niekada. Ir aišku, mes turim skirtingos nuomonės, tai irgi visiems aišku, bet mes turim dalyką kaip mokslas. Ir aš suprantu mokslas kaip tiesos paieškojimas. Tam reikia skaidriai dirbti, tam reikia į diskusijos eiti. Visą tai, kas mes neturėjom. Bet pavyzdžiui, mes turim šiandien labai gerus tyrimus, dabar yra nauja knyga iš Izraelų mokslininkų, tai vadinasi Turtles All the Way Down. Jie kelia klausimas apskritai apie vakcinos, ką tai daro su mūsų kūną. Ir jeigu mes turim šiandien situaciją, kad mes turim tiek daug nesveikų vaikų, kaip niekada
prieš tai. Aišku, vienas dalykas yra, kad mūsų vaikai sėdi tiek daug prie kompo arba digitalinių medijose, tai kad Kinija jau uždraudžia vaikams sėdėti ten. Aišku, kad tai yra objektyviai. Čia aš negaliu sakyti, nu vienam taip, kitam taip. Ir dėl to aš manau, tas klausimas yra labai svarbus kelti ir vėl nesakyti tavo nuomonė tokia, nes ta problema yra labai opi. Ir tiesiog tiek iš mano pusės. Aš galiu pasitikslinti, ką jūs turite omeny, sakydamas nesveikų vaikų? Dabar yra naujos tyrimas, pavyzdžiui, Amerikoje yra tiek daug depresijų tarp vaikų, kaip niekada anksčiau, pavyzdžiui. Ja, psichikos ir kūnus, ja, aišku. Nes jeigu jūs kalbate apie psichikos sutrikimus, tai čia dar irgi gal kitas reikalas. Nu, kaip, pavyzdžiui, dabar irgi ten žmonės kalba, kad oi, čia padaugėjo autizmo atvejų ir panašiai, bet labai svarbu ir nepamiršti to fakto, kad seniau tiesiog labai dažnai buvo netyriama ir mes nežinom, kiek daug buvo tokių žmonių ir jiems buvo nesuteikiama pagalba. Tai dabar yra tyriama tam, kad būtų galima suteikti tinkamą pagalbą. Tai čia gal susiję ir su tuo, kiek yra apie tai žinoma informacijos. Taip, tėvai nepripažįsta. Žinote, jūs sakot, ką kalba mokslas. Tai mokslas irgi evoliucionuoja. Ir mokslas irgi yra neužbaigtas dalykas. Yra evoliucija lygiai taip pat mokslo. Ir taip, vieni dalykai lyg ir atrodo atradom, jau kažką pasiteisino ir paskui staiga nepasiteisina. Bet tai yra tiesiog natūralus procesas. Mes visi esam, matot, paieškose. Tai mokslininkai lygiai taip pat. Ir nereikia, galbūt mūsų lūkestis mokslininkam yra per didelis, kad jį, toks reikalavimas griežtas, kad dabar jeigu jau pasakai, kad tai išgydo ir nedaug dieve, tu suklysi. Pažiūrėkit, kiekviename medikamente yra tas pašalinis poveikis, nes niekas neatrado dar švaraus medikamento be pašalinio poveikio. Bet, žinot, sugrįžtant prie to, kad ar vakcina kenkia, tai aš nesakysiu savo nuomonės, nes nenoriu išduoti savo, skaldyti tiesiog čia grupės arba priskirti save kažkokiai tai grupiai. Patys suprantam, kas darosi pasaulyje šią temą. Bet aš noriu tik tai vieną tokį klausimą užduoti. Kai jūs sakot, vaikų ten, liguistų vaikų daugėja ir taip toliau. Tai ar tikrai viena vakcina padarė tai? Ar tai, ką aš darau nuo ryto iki vakaro, kiekvieną mielą dieną? Jūs palyginkit vieną vakciną, kaip pavyzdys, ir metus laiko, ten 365 dienas, nuo ryto iki vakaro atliekamus veiksmus. Maistas, sėdėjimas ilgas prie televizorių, nemokėjimas reaguoti į aplinką, reikalavimas iš savęs būti nuostabiu, laimingu ir taip toliau, patys žinom, kokiam sociume gyvenam. Tai užduokit savo klausimą, kas didesnė ten tą žalą daro ir kas iš tikrųjų mus sargdina. Ir ar vėl neteks sugrįžti prie atspindžio veidrodyje. Aš dar galiu pridurti vieną reikalą. Dar noriu pasakyti, kad seniau ta pati depresija irgi nebuvo laikyta liga ir ten apskritai visi psichikos sutrikimai ar kažkokie ten net negalios būdavo nepriskiriama, netyrė tiesiog arba tiesiog galvojo, kad šiaip gal žmogui kažkas blogai būdavo nurašoma. Tai čia gal reikia atsižvelgti į tai, kad žmonės tiesiog turi dabar daugiau žinių ir apie psichikos sveikatą, psichologijos žinių, kur irgi gali suvokti tam tikras priežastis ir pripažinti, o ne kad tu turi rankas kojas sveikas ir reik daryti kažką. Na taip, ir apie psichikos sveikatą kalbant, iš tikrųjų, yra viena net iš mokslininkų tokia nuomonė, kad tos psichikos sveikatos problemų ir gilaus ir plataus aptarinėjimo sociume, buvimas tų diskusijų didelių irgi dažnai didina tų problemų atsiradimą. Nes, žinot, kaip yra, visi užsimam tą vadinamą savižiną, ar ne, kažkas man irgi tiko ir aš savo tą diagnozę jau kažkaip klijuojuosi. O iš tikrųjų tai yra tik klinikinis
procesas gali įvertinti tikrai tą žmogaus būseną. Tai čia kalbant apie tas padažnėjusias, sakykime, jaunam amžiui vaikų, tas psichikos problemas ir labai gerai, aišku, net ir tos vaikystės traumos, jos visos irgi gauna tam tikrus TLK kodus, na, kitaip įvardyjam, aišku, bet esmė tenais yra tų vaikystės traumų. Tai mes tik stengiamės, kaip sakant, geriau pažinti. Ir kartais, kalbant apie vakcinas, mes kartais lyginam nepalyginamus dalykus. Jeigu mes žinom tyrimus Amerikoje, kad bandoma susijęti ten vakcinaciją, sakykime, su dažnesniais autizmo atvejais, pirmo tipo cukrinio diabeto ar bronchinės astmos atvejais, tai mes vėlgi žinokim, kad koks yra skiepų kalendorius Amerikoje ir koks yra Lietuvoje, sakykime, tai kur vaikas gauna 40 dozių, dar tikrai tokio nesusiformavusio imuniteto fone, tai galimai gali būti kažkokių sąsajų, ypač su imuninės sistemos išbalansavimu. Tai, kaip sakau, aišku, mes gal geriau jau čia, tegu vaikas būna tyrinėtojas ir imunizuojasi, čiupinėdamas, liesdamas daiktus ir sterilių rankų nelaikydamas. Tai tiesiog tikrai nėra tokio vienprasmiško atsakymo. Mano kvietimas būtų, neįsimylėtų vakcinų. Labai daug emocinių šnekų apie jas yra. Tai yra tiesiog viena iš priemonių, kuri yra medicinoje. Mes turim daugybę priemonių, ir antibiotikai, ir neantibiotikai, ir apsikabinimas, ir įvairių priemonių. Yra tik tai viena iš priemonių, kuri iš principo yra skirta visuomenės sveikatai. O visuomenės sveikata turi dar savus atskirus momentus. Kai aš skaitau paskaitas apie autizmą ir autizmo priežastis ir remiuosi moksliniais straipsniais, tai yra įrodymų apie taršą, apie plastiką, apie glifosfatą, apie įvairių dalykų, kurie apie mamos skydliaukės veikimus. Ir tik tai ten šneki apie tai ir taip ramu. Ir taip vienu žodį pasakai vakcina ir taip bum, bum. Tai tiesiog kvietimas būtų pažiūrėti plačiau, žiūrėti, labai puiku, kad mokslas leidžia mums žiūrėti objektyviai ir pabandykime atskirti tikėjimą ir mokslą. Tai yra ir labai puiku, nes būtent mokslas turi vieną, jisai evoliucionuoja, sako, bet mes turim dabar įrodymų, dabar yra kitaip. Ir dėl to yra puiku, kad mes turim įvairių priemonių ir tiesiog naudokime pagal save. Aš norėčiau dar vieną klausimą užduoti, kadangi turim meno terapeutę, tai aš pati asmeniškai niekaip negaliu atskirti sveikos sielos nuo emocinės būklės, psichologinės būklės. Tai norėčiau, Vida, jūsų paklausti, ką žmogus gali padaryti dėl savo sveikos sielos, pasitelkiant meninius sugebėjimus, įvairius meno užsiėmimus, nes daug kas kalbėjo apie mitybą, sportą, bet menas yra dar vienas būdas, viena priemonė. Tai norėčiau jūsų įžvalgų kažkokiu gal. Kūryba, ne menas, kūryba, kūrybinis instrumentas yra įgimtas. Pas kiekvieną absoliučiai. Nes mes ir esam sutverti pagal kūrėjo paveikslą. Mes esam atspindžiai, mes esam kopijos, tik tai mes nežinom, mes gimėm ir nežinom, su kuo gimėm. Tai jeigu mums niekas nepaaiškina ten nuo pradžios, mus neišauklėja taip, mus neišmoko mokyklose taip, kad mes esam kūrėjai, pirmiausia savo gyvenimo kūrėjai, ne tai, kad sukurti kažkokį ten produkciją. Čia ne apie tai kalba. Čia yra talentai, yra pomėgiai, yra lavinimas, tai čia taip. Bet kūryba yra grinai mūsų prigimty. Ir jeigu žmogus tą užmiršta, tada ir to nenaudoja, tai tada, kažkaip liūdnokai ir einasi viskas. Arba ir sutrikimai, ir atvirkščiai. Jeigu jis pradeda tai naudoti, pradeda naudoti kūrybinius instrumentus, jis atgaivina savo vaizduotę, išmoksta vaizduotę naudoti jam teisingų būdų, naudingai jam naudoti. Žinoti, iš ko jisai susideda, iš atminties, kaip sakyti, iš proto, iš atminties, iš praeities, iš dabarties, iš visą tai ir manipuliuoti erdvėj ir laike, tai
jis ir susiplanuos, jis ir susiprojektuos savo tolesnį gyvenimą. Viską jis turi, visi įrankiai, instrumentai, viskas pas jį yra. Tik tai reikia juos tiesiog sužinoti. Kartais žmonės gyvena ir nežino, o po to, iš patirties, iš praktikos ir pacientų, ir darbuose, ir bendravime su pacientais, tai akivaizdu visiškai. Ir niekada nevėlu tai atrasti. Nėra tokio laiko, kad per vėlu. Visiškai ne. Tai gali būti momentas, gali būti net diena. Netgi likusi tai veiklai ir tai bus didžiulės erdvės praplėtimas, tai širdies erdvės praplėtimas, laisvės atradimas, o kūryba be laisvės vidinės neišeina, o laisvė vidinė be laisvo kvėpavimo neišeina, o laisvas kvėpavimas be kūno, be įtampų irgi neišeina. Tai, žodžiu, visa grandinė einasi, bet tai, kad jisai turi tikėti, turi žinoti, kad pas jį yra galinga, visų pirma, ir potencialas labai stiprus, pas kiekvieną, jis kitoks, jisai gali būti kitaip nukreiptas, jis kitokio kolorito, kitokių spalvų, bet tame ir esmė, kad jeigu daugelis atsiskleidžia, tai reiškia atsiveria, o atsiveria žmogus iš karto veikia kitą žmogų, atsiverti skatina, todėl, pavyzdžiui, grupiniai užsiėmimai labai yra naudinga, jeigu tai paprastai sakant, naudinga dėl to, kad vieni kitus užkrečia, jie sukuria savo energetinę tiesiog lauką, kuriame žmonės grimsta į kūrybinį procesą, gan individualiai, bet ir tuo pačiu dalinasi su kitais. Ir tai vienas iš sveikatos, kaip pasakyti, tokių punktų netgi, kad žmogus visą laiką trokšta dviejų dalykų, tai meilės ir susijungimo. Ir jeigu jisai to negauna, bent dalinai jis labai stipriai kenčia. Ir kelių būdų, metodų tai to siekti ir tą apčiuopti labai gyvai yra daug. Ir visokios tos terapijos kūrybinės jos sugalvotos ir šalia jie automatiškai, kad jas paaiškinti, vis tiek reikia kreiptis į filosofiją, į religiją, tai tarnauja dažniausiai rytų filosofija, rytų religijos, kad truputėlį pasiaiškinti, ką mes darom, kaip mes, iš ko mes, apie ką mes, į ką mes galim daryti, kaip mes kurti, kaip mes galim džiaugtis. Tai tikslas atverti širdį, atverti džiaugsmą, kuris mus ir pamaitina. Aš vėl prisiminiau istoriją. Žinot, kalbant apie tai, apie meną, kokį jis turi įtaką ir kaip jisai keičia žmonės, atsiminiau vieno paciento istoriją, kuris didesnę savo dalį įnikęs buvo į alkoholį, į savo gyvenimo dalį. Istorija yra tokia, kad tai buvo moteris, kuri nuolat stengiasi patenkinti tėvų lūkesčius ir jai nuolat nepavykdavo. Jinai mokykloje prastai mokėsi, nuolatiniai konfliktai namuose dėl to buvo. Jai, kadangi jinai pasimetęs ir spaudžiamas vaikas buvo, jai visada pasakydavo, kokius būrelius jinai turi lankyti. Ir kai suėjo 18 metų, jinai pradėjo stipriai gerti. Ir taip gėrė turbūt 20 metų. Ir vieną dieną, kai jau buvo visiška duobė jos gyvenime, iki tol visos taikytos priemonės be abejonės nepadėjo, toje duobėje žmogus priėmė sprendimą užsidaryti metams, į tas bendruomenės, kur yra 12 mėnesių bendruomenės. Ir tenai užsidariusi, ten be abejonės yra programos atitinkamos, kurios labai tarp kitko susijusios su disciplina ir kūnu. Ir tada, kada jau žmonės išsivalo nuo to alkoholio poveikio po gero pusės metų, jie pradeda ieškoti, kur save
kaip jie save gali atskleisti ir ieškoti, kaip užimti savo laisvą laiką. Vat kaip jūs sakėt, nieko neveikti. Mokintis nieko neveikti. Ir tame nieko neveikime kiekvienas jų atsimena, ką jie nori daryti. Vienas nori dainuoti, kitas nori sportuoti, trečias nori kurti eilėraščius. Ši moteris pradėjo piešti. Ir potėpis po to potėpio jinai nesureikšmindama piešė, jos kūriniai yra nuostabus. Jinai niekada nesimokė. Tiesiog tai atėjo prisiminimas iš sielos, greičiausiai, ką jinai visada mokėjo, bet niekada neturėjo galimybės to parodyti pasauliui. Tai vėl sugrįžtam prie to, kaip svarbu yra nusinulinti, pabūti nieko neveikime, įsiklausyti ir ieškoti, ką aš moku kurti. Na ir ar nėra taip, kad mes ir kaip visuomenė vystomės ir augam, ar ne? Iš tikrųjų, pradant nuo to kūno, kadaise kūnas buvo reikalingas išgyvenimui, mes turėjom daug juo dirbti. Šiandieną jau to nereikia, 40 000 žingsnių nubėgti, kad pagautume kepsnį, nereikia, Maksimo yra arba kitoj parduotuvėje, ar ne? Ir iš tikrųjų, sportavimas darosi jau malonumas. Mes fizinio pamokose sakom, vaikas turi išmokti jaus malonumą sportuoti, kad paskui visą laiką tai darytų, ar ne? Dabar į trasą ateina dirbtinis intelektas ir kompiuteriai. Mes turim tokį periodą. Ir iš tikrųjų jau darosi, kad mintinai mokintis jau tikrai nereikia, ar ne? Iš tikrųjų ir mokinimasis turi ateityje matyti pasidaryti malonumas. Turbūt sutiksit ir mūsų studentai galbūt jau irgi tai pajaučia, kad dėl ko jūs ateinat. Nes jums tai tikriausiai patinka, ne? Jums to norisi. Pajaučiam, neprivaloma, bet norisi. Ir iš tikrųjų, ar bus taip, kad mes, kada šitus du dalykus patenkinam, esam sotus, ar ne? Nu vis dar kiti galbūt išsako, yra sakoma, kad iš praeities jaučiam genetinį badą, kad kažkada protėviai badavo, dėl to norisi persivalgyti. Yra tokia teorija, ar ne? Reiškės. Tai iš tikrųjų gal tas pasigydys su to mokymusi taip pat, bet tik tada, kada mes esam sotus, mes galim pradėti galvoti, kaip aš jaučiuosi, ko aš čia norėčiau, ar ne? Reiškės, kada jau iš tikrųjų patenkinsim savo tą intelekto poreikį, gauti pakankamai informacijos. Ar yra taip, kad mes ateityje prieisim prie to, kad tada sielos klausimai bus paliesti, ar ne? Ir kokios vis dėlto, grįžkim, dimensijos yra sielos dimensijos, kasgi turėtų tada ten ugdytis? Be nuomonės? Kas sukelia tą? Bet vis dėlto visi sutikom, kad palaimos jausmas yra iš sielos kylantis, ar netiesa? Tiesa? Aš gal užvesiu šiek tiek tada, kas man tai yra. Prasmė, suvokimas, žinios yra intelektas, kaip aš moku uždavinį spręsti, taip toliau. Bet jeigu diskusijam, kam teko matyti apie dirbtinį intelektą, sako, ar kelia grėsmę žmonijai, ar ne? Reiškės, tai iš tikrųjų suvokimas yra tai, ko negali padaryti dirbtinis intelektas. Emocijas jau pasirodo gali jausti. Pasitenkinimą arba ne, nes tuo pagrįstas mokinimasis. Lygiai taip pat dirbtinio intelekto mokinimasis tuo gali būti pagrįstas. Bet suvokimas yra tai, ko negali dirbtinis intelektas. Ir aukštesnio lygio jausmai, kaip baimė arba meilė, kaip suvokimas, kaip prasmės pojūtis, ar ne? Nes iš tikrųjų pasakymas, kad sveikata yra brangiausias mūsų turtas, yra visiška nesąmonė. Mes ją parduodam. Tam, kad patirti, tam, kad pajausti, tam, kad savo vaikam galbūt kažkokį didesnį gėrį sukurti, einam į darbą ir kenkiam savo sveikatai, dirbam virškrūvį, ar ne? Arba nebūtinai, kad savo vaikam, galbūt, kad sukurt kažkokią prasmę, lygiai taip pat aukojam savo sveikatą, tiesa? Na tai tada kviečiu šitų klausimų pasisakyti, tai vis dėlto. O kur tada turėtume prieiti ir kur tas yra sielos augimas mūsų? Truputėlį pafilosofuosiu. Aš galvoju, kad sielos klausimas iškyla, kada žmogaus gyvenimo lygis pasiekia tam tikrą lygį. Kol jam aktualus klausimas tik tai biologinio išgyvenimo,
Sielos klausimas yra tik tai tokio lygio, kaip susiformuos grupė, ar teisingai jinai gali pasidalyti rizikas ir pliusus. Ten eina tik tai šitam lygiui. Teisingai padalino ar neteisingai. Kai pereinam į kitą lygį, kada yra taip, kad maistas nėra svarbu, jo vis tiek yra, o tada prasideda paieškos kažko tai kito, prasmės ir taip toliau. Ir čia, jeigu mes pažiūrėsim istoriją žmonijos, mes pamatysim, kad tą laikotarpį, kuriam mes dabar gyvenam, aš turiu menį auksinį milijardą, ne visą pasaulį. Mes gyvenam panašiai, kaip buvo Romai. Roma irgi gyveno labai gerai, kadangi buvo labai daug vergų, turėjo provincijas, iš kur ateidavo resursai ir piliečiai ten gyvendavo labai gerai. Ten buvo pirtis, jie posėdžiavo, maisto buvo tiek ir kokie buvo du šūkiai - maisto ir atrakcijų. Kodėl atėjo barbarai į Romą ir jie pralaimėjo? Todėl, kad jaunimas nenorėjo kariauti. Jie pasidarė visi sąmoningi. Jie nenori aukoti savo gyvybės, kadangi gyvybė tai yra vertė ir taip toliau. Žiūrėkit, kas darosi pas mus. Problema šauktinių. Kur jaunimas, išvažiavo, taip toliau. O kas tai yra? Tai yra principė copy-paste tos situacijos, kuri buvo anksčiau. Tai va čia klausimas. Aš galvoju, kad kai žmonija pereina į tam tikrą ženkliai geresnį visuomenės gyvenimo lygį, jinai pradeda degraduoti. Degraduoti taip, kad jinai nemoka pasipriešinti ir ateina barbarai kažkokie, padaro valymą ir taip žmonija eina gyventi toliau. Labai trumpai. Ar tada iš tikrųjų, jeigu įsijungia kitas lygis dvasinis, galbūt pasipriešinti, o gal neįsijungia toj visuomeniai tas dvasinis lygmuo? Ar negali būti šitaip, kad užsiliko ties duona ir žaidimais ir nejungia trečio lygmens, dėl to ir degradavo? Galbūt mums dabar kaip tik yra išbandymas, kad mes vis dėlto turėtume įjungti tą trečią lygmenį didesnę pavarą. Man atrodo, kad iš tikrųjų, kad dabar tas ir akivaizdžiai matosi, kad didelė dalis pasaulio yra vis tik tai jau aukščiau to lygio, kada mes sprendėm viską su kuoka ir tik dalinomės tas žemės ir tą pasaulį. Ir kad tas truputėlį buvimas jau tų aukštesnių vibracijų ir aukštesnio supratimo ir dar laiko dabar tą pusiausvyrą ir kažkodėl tai manau, kad su tais barbarais kažkaip tai bus susidorota. O šiaip tai aišku, kaip Igoris sakė, viskas teisinga, yra poreikių piramidė ir kažkuria prasme gal ir geriau, jeigu mes greičiau patenkinam savo bazinius poreikius, esam saugūs, šiltai apsirengę, skaniai pavalgę, ar ne, ir mes galim tada jungtis į sociumą, bendrauti, dalintis, ar ne, ir tada lipti aukščiau, ieškoti to dvasinio tobulėjimo, saviraiškos ir kitų dalykų. Man tenka garbė kartais prisiliesti prie kūdikių ir tas kūdikis yra toks visiškas tobulas. Ir jis yra ir kūnas, ir emocijos, ir protas, ir siela, kurie pasiruošus patirti šitą pasaulį. Ir mes kiekvienas iš mūsų turim tai. Tiesiog viskas, kas yra mūsų dėmesio lauke. Ir labai puiku, kai mes galim turėti dėmesį, skirti sielos reikmėm, ne? Mums nereikia rūpintis kiekvieną dieną ten išgyventi. Bet tai yra visada, tiesiog ar mes turim galimybę skirti tam dėmesiui. Ir tas sielos lygmuo visada yra. Ir lygiai taip pat, kai ateina pacientai, man dažnai reikia atpažinti sielos pasirinkimus. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra nusprendęs išeiti, tai kartais reikia gerbti tą sielos pasirinkimą. Taip kad kvietimas yra tiesiog atkreipti dėmesį tai, kad tai sielos lygis visada yra ir mes esame siela, kuri turime šitą biologinę mašiną ir patirime šį pasaulį.
Na, jo, labai įdomią klausimą palėtėt. Aš irgi esu girdėjus, kad sako, kai kurios sielos taip yra pasirinkę nusigerti ir numirti, sako, čia yra jų kelias. Bet iš tikrųjų dažnai vis dėlto mes galim ir padėti, ar ne? Ir vis dėlto, jeigu grįšim prie dabar va to žmogaus, kad norim, nenorim, mes susergam, ar ne? Kažkada tai ta sveikata išeina iš rikiuotės, vis dėlto tas pagalba gali būti iš abiejų pusių, ar ne? Ir iš kūno pusės, keičiant gyvenseną, ir iš dvasios pusės, kada iš tikrųjų mes galim ir energetinė medicina dabar pradeda vystytis. Iš tikrųjų Pasaulio sveikatos organizacija irgi bando apjungti rytų ir vakarų medicinas, jungiant būtent energetinius poveikius. Vat miško terapija buvo nesikį paminėta, tai vienas iš poveikių yra būtent magnetiniais laukais. Ten yra kitoks magnetinis laukas. Tai yra ne tik, kad mes pabūnam ramybėj tyloj, bet mus veikia magnetinis laukas, priešingas nei mobilių telefonų. Tas, kuris įveda į smegenų bangas, tas, kurios yra reikalingos, ar ne? Ir vėlgi gal truputį norėčiau pakviesti dabar jau iš jūsų dėstomų modulių pozicijos, truputį pasisakyti pabaigai trumpai, tada, o kaip jūsų dėstomam dalykė, jūsų metodologijoje yra žiūrima vat į šitą santykį, ar ne? At sielos ir kūno, ir kiek ten to ir to santykio yra. Mano ir mano kolegės Eglės, taip pat mamos, dėstomos dalykas yra mityba pagrinde. Ir, na, iš tikrųjų, kaip jau ir kalbėjo prieš tai kolegos, kad reikia pasirūpinti ir kūnu, ir sielą. Mes kalbam apie kūną, kaip kūną pakraut kuru, kad jisai važiuotų, kad jisai nesusirgtų, ar ne, ar mažintų kažkokią ligų riziką ar simptomatiką, tai manau, kad per tai eina. Tai be abejo ir mityba, bet kita vertus, kaip pasakyti, iš tikrųjų labai gera mintis, kad viskas turi energiją, šitas stalas turi bangas, mes vieni kitus veikiam savo vibracijom ir iš tikrųjų čia labai gera susirinkus bendrauti su žmonėm, kurie turi panašių interesų ir panašių minčių ir tiesiog mes jaučiame čia tokie vieningi, stiprus ir atrodo, matom tą kryptį, kurią visi norim eiti, bet kai tik išeinam iš tos aplinkos vėl, mes patenkam į kitas vibracijas. Tai aišku, čia iš tikrųjų tas kvantinės fizikos atsiradimas viską paaiškino, kad ir tikėjimas, ir maldos, ir viskas turi prasme, bet iš tikrųjų kitas dalykas, kurį mes dėstysim su Giedre, tai yra lėtinės ligos, tai mes stengsimės tiesiog matyti tas rizikas visas, tiek ir fizinės rizikas, ar ne tiek psichologinės sveikatos rizikas, kurios mus gali susargdinti, ir stengsimės kiekvienos tos ligos, kūno ligos sveikatinimo prieigas rasti vėlgi iš tų visų požiūrio taškų. Mano modelis vadinasi holistinės sveikatos technologijos. Jeigu taip trumpai, bus dėstoma sistema. Kadangi mes esam sistemos dalis, tai kaip mes galim patys, pasinaudojant tam tikrom metodikom, įvertinti, ant kiek mes esam sveiki. O tai galima padaryti ir mes dažnai tą darom pagal nutilėjimą, tik tai nesuvokiam. Bet yra, kaip galima įvertinti, kad po to galėtume suprasti, kiek ten, 3-5 balai ir taip toliau, kur yra įgimti sistemos netobulumai, kaip atsiranda tam tikri disbalansai dėl gyvenimo, stresų, kuriuos mes gaunam, ir kaip tuos disbalansus galima ištaisyti. Yra ir rytų medicinos priėjimas, ir alopatinės, vakarų medicinos priėjimai, kaip įmanoma padaryti taip, kad mes iš būsenos pusiau sveikas pasidarytume sveiki, arba iš būsenos beveik sveikas, bet dar neligotas, neligonis, bet galim eiti link sveikatos. Todėl, kad sveikimas tai yra gamtos kelias. Vaistas padeda tik tai tam tikrų momentų panaikinti kažkokį procesą, kuris paleido uždegimą ar dar kažką tai procesą. Toliau viskas mes turim pasveikti.
Kaip tą padėti, pamatysit, sužinosit, padarysit savo testus, pabandysit, bus įdomu. Tiek. Tai aš, kadangi irgi mitybą ir lėtinės ligas dėstysiu, tai vėl apibendrinant tai, ką mes šnekėjom, tai peršasi toksai atsakymas dėl mitybos, ar ne, kaip tai įtakoja mūsų bendrą sveikatą, tai pasakysiu taip, kad, kaip aš dažnai sakiau, Gileta, aš nemėgstu kalbėti vien apie mitybą. Ir čia mano pagrindinis visą laiką buvo sakinys, Giletai, už tai atsirado lėtinės ligos su visų konceptu, su visais veiksniais, kurios mus įtakoja. Todėl, kad žinokit, kiek dirbu su pacientais, nei su vienu dar atėjusiu pas mane neteko kalbėti apie mitybą iš karto, nes ateina visi tam dopamino efekte ir pirmą, ką mes darom, tai sakom, stop, dabar nusiraminam. Ir mokomės nusiraminti. Ir patikėkit manim, kiek tai kai kuriems žmonėms ilgai trunka nusiraminti, nes jie nemoka to daryti. Antras etapas būna, kai jau jie išmoksta nusiraminti, pradėti priimti sprendimus, ar ne? Ir kuris man šiame etape yra svarbiausias mano kūnui. Tai jeigu tai yra mityba, tai irgi, jeigu tu esi dar tam dopamino poveikyje, sakai, va dabar sakyčiau, užvalgyk. Tai sakytų, užvalgyk gerai, maždaug imtų nuo stalo picą, bulkutę ir taip toliau, kas duotų vėl tos energijos ir kaifo. Bet tada vėl sakom, stop. Vėl nusiraminam. Ir nusiraminam mes kažkodėl tai valgydami kitą maistą. Toks jau darosi, nežinau, kai kam gal jau vimdo tą žodį salota. Bet tas gyvas maistas, jisai iš tikrųjų nuramina. Ir vėl tu tada pasirengęs esi sekančiam sprendimui, ar ne, išeik į mišką. Čia tokie banalūs, ar ne, dalykai, bet neįmanoma atskirti vieną nuo kito. Neįmanoma absoliučiai, bet kad kūnas sveiksta tik tai ramybės režime, tai jau čia turbūt niekam nenaujiena. Bet kad jūs tuo įsitikintumėt, jūs turite tai patirti. Čia galim kalbėti kiek norit. Pabandykit jūs šiandien vakare save pasodinti ir iš tikrųjų nusiraminti. Pamatysit, kiek reikalų ten toj kompiuterį. Taip, aš naujokė, labai malonu būti čia. Dėstomas dalykas toks psichoneuroendokrinologija, grioziškas pavadinimas, bet ieškojom, kaip čia mums jį palengvinti, tai palikom tokį visą jau čia sukilęs. Čia mes visi tą žmogų kaip sistemą čiupinėjame, tai mes šįgi čiupinėsiu dar iš vienos pusės. Tai būtent psicho tai jaučiasi, kad yra visi psichologiniai momentai, neuro, tai čia visi neurotransmitiniai, neurologiniai dalykai, dopaminas, serotoninas, didžiausias džiaugsmas ir endokrinologija, tai yra būtent mūsų chemija, biochemija ir kaip būtent tai yra susiję kartu, tai būtent pabandysim dar ir išanalizuoti tai, bet labai svarbus pagrindinis momentas yra vėl susijęti atgal į sistemą. Ir turbūt vienintelė iš tokių intencijų yra tokia, kai ateina pas mane žmogus, sako, aš nežinau, kur eiti, sako, man skauda ir koja, ir ranka, ir dar biški liūdnas, ir dar biški čia, ir sako, aš jums turbūt čia nesąmonės pasakosiu, sakau, ne, sakau, man viskas aišku, čia šitas susijęs to, šitas susijęs to, tai truputėlį kviesiu tokį pajausti, priimti savo kūną visą ir pabandyti atkreipti dėmesį, ką jis iš tiesų nori pasakyti. Taip, mano dalykas menoterapija, multimodalinė menoterapija. Todėl, kad jeigu tik tai paišai, tai iš karto paskui nori groti, arba jeigu groji, nori šokti, arba jeigu nori šokti, nori kalbėti, rašyti eiles, ir dar visokių kitokių būdų išraiškos. Už tai yra multimodalinė.
Todėl ir susipažįstant su ta terapija yra ir naudojama ir muzika, ir nors ir nuotoliu mes mokomės, mes ir pašokam, ir pajudam, ir žiūrim, kaip tai veikia bendrą procesą, bendrą kūrybą. Ką dar? Aš užbaigiant paminėsiu, jau daug kas turbūt mane žinot, aš dėstau anatomiją, kas yra visiškai apie kūną, o paskui su profesorium Vainoru pavasarį dėstom fiziologiją, kuri jau nemažai kabina ir tų energetinių dalykų, kaip mes sąveikaujam su kosmosu ir panašiai. Ir tai yra ir galim sakyti, sielos dalykų, arba kaip sakėm, kiek mes galim suvokti, kad tai yra sielos dalykai, ar ne? Na ir tą progą iš tikrųjų pas Vilmą pakviesim, ar ne? Ačiū visiems labai už diskusiją. Pabūkite.